Sveiki. Palaukiam, kol kas nors prisijungs. Parašykit, kaip girdit, kaip matot. Kol kas nematau prisijungusio. Matau, transliacija eina. Aha, matau Moniką. Jo, gerai, brūkštelkit, ar matot, girdit. Aha, matau Moniką. Jo, gerai, brūkštelkit. Nematau komentarų, bet jeigu pati save girdžiu, matau, tai galim ir pradėti. Tai per mūsų laivą su Ruslanu, paskutinis mūsų bendras laivas, kalbėjom, kad keletą temų pateiksim viešai. Sveiki, va matau, Liuda, Alisa, malonu, kad stebite, prisijungėt. Taip, tai kalbėjom su Ruslanu, kad keletą temų aš jums pažadėjau atskleisiu plačiau. Papasakosiu apie galbūt mažiau žinomus faktus, galbūt kaip visada pateiksiu iš kitos pusės informaciją, ne taip, kaip atrodo iš masinės dezinformacijos priemonių šaltinių ir galbūt tiesiog kitaip pažvelgsite bendrai į sveiki Ruslanai, matot, girdit, super, matau, gerai. Tvarka, tai judam. Tai va, tai šios dienos tema yra vitaminas D. Labai aktuali tema, labai daug reklamos apie vitaminą D, bet labai daug tame yra tokių abejotinų klausimų, labai daug tokių pagrindiniai du klausimai, kuriuos aš girdžiu, tai ar reikia vartoti papildus, ar reikia atlikinėti tyrimus, ar reikia stebėti savo vitamino D lygį. Čia turbūt tokie pagrindiniai klausimai, nes vitaminas D iš tikrųjų jis užima labai svarbią reikšmę. Mūsų organizmui jis dalyvauja labai daugelėje funkcijų, tačiau ne viskas yra taip, kaip pristatoma. Na, žinoma, pirmiausia, reikia žiūrėti visą tą bendrą situaciją, kaip kas finansuoja tyrimus, kaip normos kito dinamikoje, kas vyko istoriškai, kokie yra mitai sklaidantis, kas yra tiesa ir kągi daryti, kad vitamino D mums užtektų ir kaip svarbiausia pakeisti savo požiūrį į tai. Mano žinios paremtos holistiniu požiūriu į sveikatinimą, taip pat gamtinės medicinos principais, taip pat mano dabartiniais mokymais Root Case Protocol. Taigi, papasakosiu šiandien apie tai, kas yra vitaminas D, kaip vitaminas D pristatomas per šias mano pakartotas prizmes, per gamtinę mediciną, per holistinę mediciną, kaip mato jį RCP. Tiesiog tą pačią bendrą savoką, nes net savoka skirtinga, iškraipomos, net savokos, sampratos, reikšmės, labai daug yra mitų, labai daug yra nesklandumų, labai daug makaronų kabina mums ant ausų. Taip, kas yra vitaminas D? Toliau papasakosiu apie istoriją, normų pokyčių istoriją ir kaip mes atėjom ten, kur esam dabar. Toliau aš labai ilgai norėjau suprasti, kaipgi išgyvena tie šiauriečiai, kur yra tamsu, kur yra mažai saulės, kaipgi jie išgyvena be vitamino D. Kaip išgyvena žmonės, kurie neturi jūros, kaip tarkim Baltarusijoje, kaip išgyvena kitos tautos. Ir man tokie klausimai dažnai kildavo ir aš ieškojau informacijos, aš ją radau ir pasidalinsiu. Na ir galiausiai papasakosiu tokius smulkmenas atrodytų, nežinau, galbūt kažkas jūsų žino, kad vitamino D gamyba, jeigu jūs žiūrite pro tokius akinius, tai jau nevyksta. Mūsų odoje jau vitaminas D nepatenka. Jeigu jūs važiuojat mašinoj ir mašinos langai yra uždaryti,
tai pro mašinos langų stiklą vitaminas D irgi, tai kadangi nepatenka dalis ultravioletinių spindulių, kurių mums reikia vitamino D gamybai, tai vitaminas D nesigamina. Atrodytų, tokios smulkmenos, jau nekalbant apie priemonės nuo saulės, nekalbant apie saulės akinius, net tokie atrodytų elementarūs dalykai. Sveiki, labą dieną. Tai va, ir pabaigai pateiksiu aš jums tą bendrą paveikslą, kas yra vitaminas D, kaip mums reikėtų žiūrėti, apsiraminti galiausiai mažiau leisti pinigų nereikalingiems papildams bei tyrimams. Taip pat papasakosiu, ką rodo vitamino D tyrimai ir kokie tyrimai turi būti atliekami, norint bendrai pamatyti tą paveikslą. Ir aplamai, ar jums tų tyrimų reikia? Ar geriau nukreipti jėgas, žinias ir lėšas į savo sveikatos tausojimą ir stiprinimą? Gerai, tai iš pradžių pradėsime nuo tokių paprastų elementarių dalykų. Ko gero, kas daugeliui, sveiki, kas daugeliui yra žinoma. Kas yra vitaminas D? Tai yra riebaluose tirpus vitaminas ir kartu neretai dar jį vadina hormonu. Hormonų tipo medžiaga. Organizme vitaminas D, kaip ir minėjau, reguliuoja labai daug įvairių svarbių procesų, tačiau žiūrint holistiškai, vitaminas D yra labai svarbus daugelį mūsų sistemų. Jo reikia viskam ir visur. Taip pat ir imuninio mūsų atsako, taip pat hormoniniam fonui palaikyti, taip pat netgi psichinės sveikatos reguliavimui. Žinote, kad vitamino D trūkumo susijęs netgi ir su psichinių ligų paūmėjimu, su didesniais depresijos požymiais, įvairių kitų būklių. Kaip gauna organizmas vitaminą D? Pirmiausiai gauna per saulės šviesą, per UVB spindulius, taip pat gauna per maistą arba per papildus. Apie papildus aš nenoriu būti labai kategoriška, labai nepatiks papildų platintojams mano šis laivas, tačiau raginu aš vis tik papildus vartoti tik labai tokiais ekstra atvejais. Nevartoti profilaktiškai, nevartoti todėl, kad visi sako, kad reikia vartoti vitamino D, nes mes jums taip sakom. Ir bandyti pirmiausiai papildyti atsargas natūraliais būdais. Vėlgi, eigoje jūs suprasite, kad atsargų pildymas priklauso ne tik nuo vitamino D, kad organizme viskas veikia kartu, kad yra ir kiti svarbus mikroelementai, faktoriai, kurie lemia vitamino D lygį. Taigi, didžioji dalis vitamino D organizme vis tik pasigamina, susidaro veikiant saulei. Toliau, kokios yra vitamino D formos? Tai žinomos yra medicinui dvi formos, tai vitaminas D2, kuris randamas augaluose, grybuose ir vitaminas D3. Ir mažiem kūdikėliams, naujagimiams, kur gydytojai išrašo vitamino D lašiukus, tai ko gero atsimenat mamytės, cholekalciferolis yra pavadinimas. Tai tie lašiukai, kur visi naujagimiai gavo ir jau taip nuo tos pačios pradžios išderino jų visa organizmo sistema, jų veikla. Tai tas vitaminas D3, jis susidaro odoje veikiant saulei, taip pat randamas gyvūninės kilmės produktuose ir jis geriau pasisavinamas organizmui negu vitaminas D2, atsiprašau. Todėl holistiškai žiūrint vertingesnis yra tas rekomenduojamas vis tik D3. Dėl tos priežasties, kad jis yra natūralesnis žmogaus fiziologijai. Kamgi svarbus, kamgi reikalingas ir naudingas mums vitaminas D? Tai pirmiausia, kaip sakiau, imuninio atsako formavimui. Vitaminas D organizme aktyvina imuninės sistemos ląsteles, mažina uždegiminius procesus, prisideda prie mažinimo, padeda kovoti su įsibrovėliais, su svetimšaliais, su bakterijom ir taip toliau. Ir kuomet organizmui trūksta vitamino D, žmogus dažniau suserga peršalimo ligom, susergam, nepriimkit kaip liga, tai tiesiog organizmo būklė tokia. Organizmas eina į uždegiminę galbūt tą būklę tokią ir bando pats savo padėti. Taip pat autoimuninių ligų atsiradimas irgi siejamas su vitamino D trūkumu. Taip pat kaulų ir dantų sveikata, vitaminas D
dalyvauja kaulo ir fosforo pasisavinime, taip pat dalyvauja kaulo pačių struktūros stiprinime ir mažina osteoporozės riziką. Taip pat nervų sistema, psichinė mūsų sveikata, vitaminas D dalyvauja serotonino gamyboje, iš čia yra tas ryšys su depresija, taip pat nervinių impulsų perdavime, kas yra labai aktualu labai visiems. Ir esant vitamino D trūkumui, mes jaučiame nuovargį, jaučiame depresiją ir neretai, sako, ta rudeninė depresija, tai tie tokie sezoniniai afektiniai sutrikimai. Taip pat vitaminas D susijęs su hormoninė sistema, jis veikia skydliaukės darbą, insulino reguliaciją, kas yra irgi labai svarbu, ir veikia mūsų net reprodukcinę sistemą. Kokie yra pagrindiniai vitamino D trūkumo požymiai? Tai yra, kaip ir minėta, nuovargis, infekcijos dažnos, raumenų silpnumas gali būti, kaulų, sąnarių skausmai, prasta nuotaika, plaukų slinkimas ir lėtesnis žaizdų gijimas. Tai pagrindiniai yra pagrindiniai požymiai, kad organizmui trūksta vitamino D. Tačiau kaip žvelgia į šitus ryšius natūrali bei holistinė medicina, vitaminas D atrodytų taip, kaip aš jums dabar pasakiau, kad vitaminas D čia dalyvauja, atrodytų viskas paprasta, nusiperku aš tą vitamino D, šaunu tą šotą didelį, man palengvėja, arba geriu ten po 4, po 8 tūkstančius stipresnių vitamino D, pakeliu savo vitaminą D ir jaučiuosi stiprus, geros nuotaikos ir taip toliau. Taip neveikia. Vitaminas D iš holistinės, iš gamtinės sveikatos pusės yra ne priežastis šitų visų negalavimų, bet pasekmė, markeris. Jis parodo, kad organizmas jūsų funkcionuoja netinkamai, kad jūs gyvenate disbalanse ir kaip to pasekmė yra vitamino D trūkumas. Ir mes, aišku, gilyn analizuosime tas giluminės priežastis, kaip ir kas ir kaip čia viskas susiję, žinokit, labai labai sudėtingai. Gal net galvoju, gal net į vieną laivą netilpsim. Gerai, judam toliau. Kasgi yra vitamino D šaltiniai? Pagrindinis šaltinis yra saulė. Saulė ir tik saulė. Tai labai paprastos rekomendacijos, kurios iš tiesų sutampa su visuotinai priimtinom rekomendacijom ir čia jau aš nieko nesikertu su masinės informacijos priemonėm. Tai yra buvimas saulėje nuo 10 iki 30 minučių kiekvieną dieną, nuo 3 iki 5 kartų per savaitę minimum. Čia yra minimalios rekomendacijos. Ir nenaudoti stiprių apsaugų nuo saulės. Tai yra minimalios rekomendacijos, kad vitaminas D pradėtų gamintis. Maksimalios, aišku, kiek jūs galite būti lauke, be akinių, be mašinų stiklų, nestebėti pro vitrininį langą, bet išeiti gyvai faktiškai į lauką. Ir tik tada vitaminas D gaminamas. Toliau, dar vienas įdomus momentas. Lietuvoje, kaip ir daugelį kitų šiaurės, tokių galbūt šiaurinių valstybių, vitamino D sintetinimas nuo spalio iki balandžio sumažėja. Ar mes turim saulės? Spalį, sausį būna, kad visą mėnesį mes gyvenam tiesiog po debesim, po tom užklandom ir saulės iš tikrųjų nebėra. Čia yra toks svarbus momentas ir aš galvoju, o kaipgi dabar yra su tais gyventojais, kodėl jie iki šiol neišmirė, bet kaip nekeista, kai kurių šiauriečių sveikata yra netgi geresnė. Prieisim prie to. Gerai, kitas šaltinis yra maistas. Prie visos didžiausios mano pagarbos augaliniai mitybai tyrimai rodo ir kol kas aš neradau prieštaravimų tam, kad vitaminas D geriausiai pasisavinamas iš gyvūninės kilmės maisto. Tai riebi žuvis, tai menkių kepenų aliejus, tai kiaušinių tryniai, tai sviestas, tai kepenys, kepenėlės ir taip pat saulėje auginti grybai. Tai vad, grybų mes turim Lietuvoje daug. Apie grybus mesgi net atskirus mokymus rengia. Ruslanas daug kalbėjo apie visus miško grybus. Tai miško grybai, laukiniam sąlygom auginami grybai taip pat turi nemažą dalį vitamino D. Tačiau su maistu gaunama tik apie 10-20% reikalingo kiekio. Bet 10-20% tai yra iki 1/5, tai galbūt yra visai ir nieko. Požiūris mano į papildus, kaip jau minėjau, jeigu galima jų vengti, venkit.
Kur jūs matot saulę? Už lango. Jo, gerai, prieisim, papasakosiu vėliau, kodėl Lietuvoje saulės gali būti ir mažiau, bet vitamino D mums užtenka. Koks yra ryšys vitamino D su holistinė sveikata? Holistinė sveikata žiūri į vitaminą D ne kaip ir stebuklingą piliulę, kuri padės nuo visų tų negalavimų, padės sutvarkyti imuninę sistemą, išvengti autoimuninių ligų, išvengti psichinių susirgymų ir įvairių būklių, sumažinti uždegimus. Ne, holistiniai gamtiniai sveikatoj nėra jokio vieno vaisto, jokios stebuklingos piliulės. Tik per sisteminį darbą su savo sveikata, per visuminį priėjimą mes galim pagerinti savo gyvenimą ir savo sveikatą. Taigi, holistiškai žiūrint, receptai yra tie patys, kaip ir sveikstant nuo kitų ligų, kaip ir išvedant save į sveikatą iš kitų būklių. Tai pirmiausia yra buvimas gamtoje, fizinis aktyvumas pagal galimybę, taip pat subalansuota kokybiška mityba, daugiau laukinio maisto. Vėlgi, jeigu jūs valgot šampinjonus, pievagrybius, tai yra lyg tai ir grybai, bet jeigu jūs valgot laukinius grybus, baravykus, tai yra kitokios maistinės vertės produktas ir kitoks kiekis vitamino D. Taip pat vitamino D apytakai turi reikšmę ir streso mažinimas. Tai va, nieko naujo, ne papildai, bet gamta, judėjimas, mityba, streso mažinimas. Pagrindiniai šitie dalykai pagerina jūsų bendrą sveikatą ir ne tik vitaminą D, bet ir viso jūsų organizmo funkcionavimą. Gerai, judam toliau. Vitaminas D tai yra ne tik vitaminas, bet kaip ir minėjau, jį laiko hormonų ir iš tiesų jis veikia kaip steroidinis hormonas, panašiai kaip kortizolis, panašiai kaip estrogenai. Ir dabar šiek tiek apie procesus organizme. Odoje iš cholesterolio susidaro vitaminas D3 veikiant ultravioletiniams spinduliams UVB. Dabar žiūrėkit, jeigu jūs mažinat cholesterolį, jeigu jūs mažinat cholesterolį statinais ar kitokiais būdais, tai gali būti, kad jums vitaminas D jau nesusidarys tiek, kiek susidarytų įprastai, netrukdant jūsų organizmui veikti. Dabar giliai į cholesterolio temą mes nelendam, nei į statinų, nei į cholesterolį, bet tiesiog tai yra kaip ir vienas pagrindinių veiksnių, kas mažina natūralų vitamino D susidarimą. Ir žmogus jau virš 40 metų perėjęs tą sveikatos patikrinimą, kur šiek tiek galbūt pakito jo cholesterolis, galbūt net nuo streso, kad reikia eiti kažką tikrinti ir aš jau čia senas. Gydytojai išrašo statinus, žmogus geria statinus, sako, ašgi būnu visą dieną lauke, bet vitaminas D kaip ir žemas, taip žemas. Dar apie tas, ką reiškia žemas ir kodėl vienam yra žemas ir jis gerai jaučiasi, o kitam yra aukštas ir jis blogai jaučiasi. Nes ir čia yra labai svarbu, kad kiekvienas organizmas yra vis skirtingas ir vis kitoks. Taigi vienas dalykas, cholesterolis yra svarbu ir reikalingas, kad susidarytų vitaminas D3. Toliau, kepenys. Reiškia, mūsų kepenys turi būti stiprios, sveikos, neapterštos įvairiais teršalais, o čia jau kepenys apteršiamos ir mityba, ir alkoholiu, rūkimu. Ką daro kepenys? Kepenys turi išvalyti visą tą ką mes į organizmą dedam. Čia ir sintetiniai kvepalai, ir kosmetikos ingredientai, čia viskas, kur yra toksinų, tai čia mes apsunkinam kepenų darbą. Reiškia, kai mes palengvinam savo kepenų darbą, mūsų vitaminas D natūraliai padidėja, paauga, jam lengviau susidaryti. Taigi, kepenyse jis paverčiamas į karcidiolį. Kraujo tyrimuose galima išmatuoti šitą formą, taip pat dar vienas punktas – inkstai. Tai reiškia, mums reikia, kad ir inkstai būtų švarus, gerai veikiantis. Jeigu yra problemų su cholesteroliu, su kepenim, su inkstais, automatiškai vitaminas D nesigamins, jums reikės papildų arba kažko. Tai reiškia, kad jums sutvarkyti, bet to, ką aš minėjau, tų pagrindinių mūsų receptų, tai inkstai ir kepenys turi gerai funkcionuoti. Inkstuose susidaro aktyvi forma – kalcitriolis. Tai yra aktyvi forma, kuri jungiasi prie vitamino D receptorių ir reguliuoja netgi genų aktyvumą.
Dabar apie vitaminą D ir genus. Vieni šaltiniai rašo, kad ten iki 2000 genų netgi reguliuoja, kiti rašo, kad apie 1000, dar kiti, kad apie kelius šimtus, bet faktas, kad vitaminas D tikrai prisideda prie genų reguliavimo. Taip, apie genetiką papasakoju. Toliau, vitaminas D taip pat dalyvauja ir imuninės sistemos veikime ir yra svarbus imunomoduliatorius. Pagrinde jis reguliuoja du tokius imuniteto mechanizmus. Įgimtą mūsų imunitetą, jis skatina makrofagų aktyvumą, skatina antimikrobinių peptidų gamybą ir apsaugą nuo įvairių bakterijų. Ir taip pat mūsų adaptacinį imunitetą slopina per stiprų imuninį atsaką, mažina autoimuninės reakcijas ir reguliuoja limfocitų veiklą. Ir todėl vitaminų D trūkumas siejamas su autoimuniniam ligom, su lėtiniais uždegimais ir su dažnom infekcijom. Čia kas liečia imuninę sistemą. Taip pat ryšys su autoimuniniam ligom. Holistinėje medicinoje laikoma, kad vitamino D trūkumas yra vienas iš tokių svarbių autoimuninių ligų rizikų. Ir jeigu yra vitamino D trūkumas, tai didėja rizika susirgti išsėtinę sklerozę, reumatoidiniu artritu, Hashimoto tiroiditu, psoriaze ir pirmo tipo diabetu. Bet vėlgi mes žiūrim per kitą prizmę. Jeigu organizmas yra išsiderinęs ir vitamino D trūkumas, tai čia yra markeris, o tos gretimos ligos, tai jos eina ne dėl vitamino D. Jos eina dėl organizmo neteisingo funkcionavimo kartu, kad visos neteisingas gyvenimo būdas privedė prie neteisingo organizmo funkcionavimo, o vitaminas D yra tik rodiklis, kad jo dabar man trūksta, taip dabar čia šita sistema veikia prašiau, šita, čia va, ta tokia būklė atsirado, čia toks susirgimas, bet tai yra ne priežastis, bet irgi tokia kaip pasiekmė arba rodiklis, kad organizme kažkas yra negerai. Dabar taip pat labai trumpai papasakosiu apie vitaminą D ir žarnyno sveikatą. Vaiva Valienė vakar ar užvakar parašė labai platų postą, gerą, gražų postą apie vitaminą D ir probiotą. Tai galite grįžti ir paskaityti, tikrai labai yra daug informacijos. Tai aš nesudubliuojant su tą informaciją, tiesiog papildysiu, kad vitaminas D palaiko žarnyno barjero vientisumą, mažina pralaidų žarnyno riziką ir reguliuoja mūsų mikrobiotą ir ten yra abipusiai tokie labai sudėtingi ryšiai. Ir kai trūksta vitamino D, tai gali padidėti įvairių žarnyno uždegimų, mikrobiotos disbalansas ir gali padidėti jautrumas maistui. Ir čia yra dvigubai abipusiai ryšiai. Tai va čia labai gražiai apie mikrobiotą, apie žarnyną rašo Vaiva Valienė. Netgi tradicinė medicina jau dabar laiko, kad vitaminas D gali skatinti gerųjų bakterijų augimą, gali mažinti patogeninių mikroorganizmų plitimą, mažinti žarnyno uždegimą, bet vėlgi čia nėra taip, kad dėl to, kad padidėjo vitaminas D ir tada sumažėjo uždegimas, bet organizmas pradėjo geriau funkcionuoti, jūs sutvarkite galbūt kažkokias pirminės priežastis, ir todėl jūsų žarnyno veikla yra geresnė. Ne tik dėl to, kad jūs pagėrėte vitamino D. Nerekomenduojame mes aplamai vartoti papildų, o ieškoti organizmo galimybių sugrįžti į sveikatą natūraliais būdais. Toliau, ryšys vitamino D ir skydliaukės. Jis gali reguliuoti imuninį atsaką prieš skydliaukę. Ir žmonės su Hashimoto, su kitom lygom dažniausiai turi žemą vitamino D lygį. Vėlgi, čia yra pasiekmė. Labai įdomu apie insuliną ir apie metabolizmą. Vitaminas D gerina insulino jautrumą. Čia taip tradicinė medicina laikoma, gali sumažinti metabolinio sindromo riziką, taip pat dalyvauja gliukozės reguliavime ir jo trūkumas siejamas su antro lygio diabetu ir nutukimu. Bet vėlgi ryšys yra abipusis ir aš jums papasakosiu, kodėl nutukimas yra pirminė priežastis, nes vitaminas D yra riebaluose tirpus vitaminas ir jeigu žmogus turi daugiau kūno riebalų, jam reikia daugiau vitamino D.
Ir ne tai, kad vitaminas D sukelia nutukimą, bet jeigu žmogus jau prieaugino svorį savo neteisingą mitybą, turi daugiau riebalinio sluoksnio, tai jam ir neužtenka vitamino D. Ne dėl to, kad jis storas, jam vitamino D neužtenka, bet dėl to, kad jis jau save tokiu padarė ir tai yra rezultatas ir vitamino D trūksta, neužtenka. Vėlgi, matot, pristatymas yra per kitą galą. Taip kaip sako, kad vitaminas D skatina tai, bet iš tikrųjų tai yra tik rodiklis. Toliau, reprodukcinė sistema. Vitaminas D gali įtakoti testosterono lygį, estrogenų reguliaciją, gali turėti įtakos ir vaisingumui. Ir kai kurie tyrimai rodo ryšį tarp vitamino D ir policistinių kiaušidžių sindromo, sumažėjusio vaisingumo, bet mesgi puikiai žinom, kad tai irgi yra būsenos, kuomet organizmas gyvena ilgą laiką streso sąlygomis, bado sąlygomis, mikroelementų išsiderinimo, netinkamo gyvenimo būdo ir tada, kaip pasekmė, yra mažesnis vitaminas D. Taip pat vitamino D ir smegenų ryšys, vitamino D receptoriai randami hipokampe, smegenų žievėjai, mūsų limbiniai sistemoje. Ir kaip minėta, jis dalyvauja serotonino apytakoje, dopamino reguliacijų ir iš čia ir ADHD, iš čia ir depresijos, iš čia tokios įdomios įvairios neurodiversijos kyla. Taip pat nervinių sistemų apsaugoje. Ir tradicinė medicina laiko, kad vitamino D trūkumas susijęs su depresija, su nerimu, su nemiga netgi, su nuovargiu ir pažintinių funkcijų silpnėjimu. Bet vėlgi čia ryšių yra labai daug įvairių. Pažintinių funkcijų silpnėjimą paimkim. Žmogus geria statinus, blokuoja, reiškia, vitamino D gamybą, kadangi mažėja cholesterolis. Tai va, jums prašau, kadangi vitamino D neužtenka, tai nervų ląstelės neapsaugomos, mažėja pažintinės funkcijos ir vystosi neurodegeneraciniai procesai. Taip pat vitaminas D susijęs ir su lėtiniu uždegimu. Laikoma, kad jis yra įvairių ligų priežastim, širdies ligų, diabeto, neurodegeneracinių ligų, autoimuninių ligų. Laikoma, kad jis gali slopinti uždegiminius procesus, skatinti prieš uždegiminius mechanizmus. Bet vėlgi, jeigu mes tiesiog uždengsime tą ramentą, įdėsime, tai čia bus trumpalaikis neaiškus poveikis ir galiausiai mes galim dar išderinti tą mūsų sistemą. Kodėl kartais mums nepavyksta pakelti mūsų vitamino D, netgi vartojant papildus. Nes tikrai sako, kad aš geriu, gal man reikia daugiau gerti, gal dar daugiau, gal čia mano ramentas yra silpnas. Vietoj to, kad pasižiūrėti priežastį pirminę ir sutvarkyti savo gyvenseną, gal dar daugiau kažko. O priežasčių yra tikrai ne viena ir čia mes galim ilgai kapstytis ir aš net negarantuoju, kad mano ieškojimai yra tokie besąlygiški ir vieninteliai teisingi. Aš manau, kad tų priežasčių yra labai daug, bet ką man pavyko išanalizuoti, tai pirmiausia magnio trūkumas. Magnio trūkumas yra būtinas vitamino D aktyvacijai. Magnio trūkumas dėl nepakankamo jo iš maisto gavimo. Taip pat kepenų inkstų funkcijos, jų nepakankamumas, jų silpnumas, tai kaip ir minėta, tuomet neužtenka būtent kepenyse ir inkstuose dėl tų procesų pakankamą kiekį vitamino D suprojektuoti. Tai magnį tvarkom kepenis, tvarkom inkstus, tvarkom svorį. Nutukimas, kadangi vitaminas D kaupiasi riebalinėme audinyje, tiem, kas prieaugino jau svorį dėl mažesnio savo judėjimo, dėl prastos mitybos, dėl galbūt emocinio streso, tai jums reikia su tuo tvarkytis, o ne gerti dar daugiau vitamino D. Taip pat žarnyno problemos, jeigu sutrikęs riebalų pasisavinimas, čia ne tik žarnynas, čia daug yra kas dalyvauja, tai vitaminas D net ir gaunamas su maistu gali prasčiau absorbuotis. Taip, gerai, ačiū, matau, rašot, kad viskas tvarkoja, patinka. Gerai, lendam dar gilin į mokslą ar labiau į praktiką. Dar šiek tiek apie genus papasakosiu. Vitaminas D taip pat svarbus ir mūsų genų ekspresijai.
kalcitriolis prisijungia prie vieno tokio geno VDR ir susidaro kompleksas su RXR. Retinoidų toks X receptorius. Ir šitas kompleksas jungiasi prie dar kitų DNR sekų, VDRE, vitamin D response elements ir tai leidžia reguliuoti genus susijusius su imunitetu, su kalcio metabolizmu, su ląstelių ciklu, su apoptaze. Tai ir čia yra toks dvigubas ryšys, vitaminas D veikia genus, genai veikia mūsų vitaminą D. Taip pat, jeigu vitamino D užtenka, tai jis gali slopinti onkogenų aktyvumą. Tai čia turbūt niekam nėra staigmena, kad vitaminas D slopina onkogenus ir skatinti navikų slopintų genų ekspresiją. Tai vitamino D tinkamą lygį palaikyti yra labai svarbu ir dėl apsaugos nuo onko. O kas yra onko? Onko yra paskutinė organizmo užterštumo stadija, kuomet organizmas negali susitvarkyti, negali išleisti toksinų. Ir tada natūralu, kad ir vitamino D neužtenka, nes organizmas gyvena visiško užterštumo stadijoje ir deficitų, mikroelementų deficitų ir nežinau, čia net nuo ko reikia pradėti vynioti, tai yra labai labai stipru, labai labai sudėtinga. Dabar apie onko, kaip dažnai būna klausimų, o kaipgi vaikai, vakar aš šios mergaitės pasveikinau su kovo 8 ir parašiau tą tokį trumpą postą apie pavojų iš pramoninių būdų auginamų gėlių. Ir nežinau, aš įdėjau jums tą tyrimą, ar nenorėjau gadinti nuotaikos, bet florišių vaikai buvo atliekami tyrimai moterų, kurios dirbo su gėlėm pramoninėm ir jos per tą nėštumo laikotarpį tiek toksinų priuostę prigavo į savo organizmą, kad jų vaikai gimė jau su onko. Maži vaikai, sako, mažas vaikas, iš ko jis gauna, tai reikia žiūrėti, kaip gyveno mama, tai gal jinai nerūkė, negeria, bet jinai tiesiog elementariai dirbo floristė. Tai čia daug yra tokių momentų, kur reikia labai individualiai žiūrėti ir analizuoti. Taip, gerai, apie autoimuninės ligas šiek tiek aš jums papasakojau, apie genus papasakojau, apie vėžio biologiją gal kažkiek tai dar plačiau. Vitaminas D gali veikti antineoplastinių mechanizmų. Yra tokių tyrimų, kur nustatyta, kad kalcitriolis gali slopinti ląstelių proliferaciją, skatinti diferenciaciją, indukuoti apoptazę, slopinti angiogenezę ir mažinti metastazių potencialą. Paprastai žodžiais tariant, tai yra viskas slopinimas vėžio augimo per įvairius skirtingus procesus. Tyrimais nustatyti tokie ryšiai su keliom vėžio formom, su krūties vėžiu, su storosios žarnos vėžiu, su prostatos vėžiu. Tačiau vis tik šie rezultatai yra heterogeniški ir vitaminas D laikomas moduliuojančių, o ne tiesiogiai gydančių veiksnių. Na, o žiūrint per holistinės sveikatos prizmę, tai jeigu jau žmogus save davarė iki vėžio, tai natūralu, kad jam ir vitamino D ir viso kito trūkumai gali būti. Labai svarbus yra ryšys vitamino D ir metabolinių ligų, metabolinio sindromo. Ir čia vitaminas D susijęs su insulino sekrecija, su insulino receptorių jautrumu ir su uždegimu riebalinėme audinyje. Kaip vyksta šitie mechanizmai? B ląstelės kasoje turi tokį VDR receptorius ir vitaminas D gali reguliuoti kalcio srautą B ląstelėse, kuris būtinas insulino sekrecijai. Tai tokie tyrimai, epidemiologiniai tyrimai rodo ryšį tarp vitamino D trūkumo ir metabolinio sindromo, nutukimo, antro tipo diabeto. Kas yra metabolinis sindromas? Tai yra kraujospūdis padidės, tai yra insulino rezistencija, tai yra svoris, tai yra, kas dar šlapimo rūgštis, cukrus, cholesterolis. Tai yra metabolinio sindromo simptomai. Ir visi šitie simptomai, jie užgyvenami vienu būdu, neteisinga gyvensena, prasta mityba, mažų fizinių aktyvumų ir tokia galbūt sunkia reakcija į stresą mūsų. Tai jeigu žmogus vėlgi save iki tiek davarė, tai vitamino D jis jau kaip ir neturi pakankamo lygio. Taip pat ir širdies kraujagyslių ligų atveju vėlgi nemažai yra tyrimų, kurie rodo ryšį tarp vitamino D ir širdies kraujagyslių ligų, tarp smegenų funkcijos irgi nemažai yra ryšių, tarp žarnyno, tarp mikrobiotos, tarp visų mūsų organizmo sistemų. Kaip matot, jis veikia viską
ir rodo apie mūsų organizmo veikimą. Rodo, kaip veikia mūsų imuninė sistema, kaip mūsų hormoninė sistema funkcionuoja, kaip nervų sistema, koks yra mūsų metabolizmas organizme. Dabar gerai, einam prie istorijos, prie normų ir prie to, kaip mes atsiradom ten, kur mes esam dabar. Istoriškai vitamino D normos buvo nustatytos ne pagal bendrą sveikatą, o pagal rachito prevenciją. Rachitas tai yra vaikų kaulų liga, kuri atsiranda dėl vitamino D trūkumo, taip buvo manoma, ir kalcio metabolizmo sutrikimo. 20 amžiaus pradžioj buvo pastebėta, kad vaikai, kurie gyvena saulėtose regionuose, kad jie rachitų serga rečiau. Ir vaikučiam buvo duodamas menkių kepenų aliejus ir pastebėta, kad jis apsaugo nuo rachito. Ir tada buvo nustatyta minimali dozė, kuri apsaugo nuo rachito ir užtikrina pakankamą kalcio pasisavinimą. Ir šis principas gan ilgą laiką buvo naudojamas kaip pagrindas visoms normoms. Tačiau vėliau laikui einant, vitaminų D vis daugiau ir daugiau reikšmės buvo teikiama ir jis buvo susietas jau ne tik su rachito atsiradimu, bet ir buvo atsižvelgta į tai, kad vitaminų D reikia kaulų ligų prevencijai ir vėliau imunitetui, ir vėliau mūsų psichiniai sveikatai, ir metaboliniai, ir autoimuninių ligų prevencijai, ir vėl viskas pradėta eiti iš kito galo. Toliau, kaip keitėsi normos per laiką? Maždaug 60-90 metais praeito amžiaus normos buvo labai žemos ir pakankamų lygių buvo laikyta 10-15 nanogramų į mililitrą ir tikslas buvo tik išvengti rachito. Vėlesnių laikotarpių 90-2000 jau atsirado daugiau tyrimų apie kaulų tankį ir pakankamų lygių buvo pradėta laikyti 20. Toliau 10 metais jau vyko toks kaip ir aukso amžius, lūžis, didelę įtaką turėjo Institute of Medicine, nustatė, kad trūkumas yra mažiau negu 20 jau yra trūkumas, nors anksčiau 10-15 buvo norma, o pakankamas jau virš 20. Ir tada šitos normos tapo pagrindu daugeliu laboratorijai ir tai laikotarpis apie 2010 metus, kai jau ne viena grupė mokslininkų giliai pradėjo analizuoti, giliai pradėjo tirti įvairiais pjūviais ir jau buvo nustatyta, jau kitos rekomendacijos buvo pateiktos, kad nuo 30 iki 60 yra norma ir šita diskusija iki šiol dar kaip ir tebe vyksta. Dabar dažnai pasigirsta tokių nuogąstavimų, kad normos yra užkeltos. Vėlgi, čia yra dvi stovyklos. Viena stovykla, kuri palaiko papildų vartojimą ir yra tokia galbūt radikalesnė, laiko, kad normos yra tokios, kokios yra ir dabar mes be vitamino D neišgyvenam ir kad visi žmonės turi gerti papildus. Atsiprašau, gavau skambutį. Ir kad visi žmonės turi gerti papildus. Taip, ir dabar yra kita stovykla, kuri teigia, kad normos yra šiek tiek užkeltos, vyksta diskusijos ir normos turi būti individualizuotos, kad normos turi būti skirtingos žmonėm gyvenantiems šiaurėje, žmonėm gyvenantiems pietuose, kad reikia atsižvelgti į gyvenamą vietą, į odos tipą, į daugelį kitų faktorių. Ir netgi dar yra tokių mokslininkų, kurie laiko, kad normos yra sumažintos ir kad turi būti dar didesnės normos. Kas yra įdomu, nežinau, ar jūs tai girdėjote, bet tos normos, kurios dabar yra nustatytos, jos yra visos krūvoj. Ir jos yra taikomos ir australams, ir lietuviams. Ir tai yra tokia metodologinė problema, kuri dėja nėra sprendžiama, apie tai nešneka. Ir visame pasaulyje laboratorijos dažniausiai taiko tas pačias referencinės ribas ir nežiūri į geografiją, nežiūri į saulės intensyvumą, nežiūri į odos pigmentaciją, gyvenimo būdą. Nors Australijoje saulėje jie turi labai daug saulės ir ultravioletinių spindulių indeksas yra aukštas, o Lietuvoje praktiškai pusę metų ultravioletinių spindulių sintezė aplamai nevyksta. Tai todėl tokie realūs lygiai kaip ir labai skiriasi ir
gaunasi taip, kad didžioji dalis populiacijos gyvena nuolatinio vitamino D trūkumo sąlygo. Ir pagal tyrimus dabar vidutinis vitamino D lygis Australijoje yra 30-35, o Šiaurės Europoje 15-25. Nu, taip ir natūralu, nes saulės yra mažai. Kodėlgi tos normos yra nustatytos vienodos visame pasaulyje? Na, tai tikriausiai yra laboratorinė standartizacija tokia, kad būtų palyginami tyrimai, čia kaip ir galime kritikuoti, bet kaip pataisyti, tai kažkaip pasiūlymų nelabai kol kas ir yra. Toliau yra trūkumas regioninių studijų, nes tada reikėtų atskirai išvedinėti normas lietuviams, atskirai australams, atskirai moteriams, atskirai pagal odos tipą, pagal pigmentą. Čia aš dabar prie ko vedu, kad tyrimai yra apie nieką. Kad jūs, jeigu atliekate tyrimą, jūs esat baltaodė arba juodaodė, gyvenate ten ar ten, viskas yra vis tiek sumalta į krūvą ir jūsų organizmo individualios normos niekas tikrai neskaičiuoja ir niekas tikrai nežino. Tai kam jums tada žiūrėti, ar jūs atitinkat tą vidurkį kartu su australais ar neatitinkat? Tai čia vat yra tokių momentų. Taip pat ką rodo antropologiniai tyrimai, va čia galbūt šiek tiek tokių įdomių yra faktų Afrikos medžiotojų rankiotojų populiacijų ir tradicinių bendruomenių. Vitamino D lygis dažniausiai būna labai aukštas, 40-70 be papildų. Tai yra vienas tokių argumentų, kodėl kai kurie mokslininkai teigia, kad žmogaus evoliucinis lygis galėjo būti aukštesnis negu dabartinės medicininės normos. Tai reiškia, kad mes kaip ir degraduojam. Kad tai va tas 40-70 yra mūsų prigimtinė norma. O dabar tarsi jį nukrito, bet vėlgi, kodėl jį nukrito, tai jeigu tai yra medžiotojai, jeigu tai yra rankiotojai, tai jie visą dieną būna laukose, jie tikrai nesėdi prie kompų ofisuose už stiklų, nevairuoja mašinų, o eina pešiom arba ten, nežinau, jodinėja ant kažko tai. Tai čia pamastymui tiesiog toks įdomus faktas. Reiškia, tai, kad mes atėjome iki to trūkumo, tikėtina, kad kaltas ir mūsų gyvenimo būdas. Gerai. Toliau, kaip atsirado ta vitamino D trūkumo epidemija? Maždaug, kaip aš sakiau, apie 2010 metus, kažkur 2005-2015 metais buvo toks mokslinių publikacijų bumas ir galiausiai buvo nuspręsta, kad nuo 30 iki 60% populiacijos viso pasaulio turi vitamino D trūkumą. Tai mes ir dabar tą girdim ir vitaminas D tiesiog ant kiekvieno kampo sako, kad reikia vartoti ir mes be to tiesiog neišgyvenam. O kai kuriuose valstybėse net 80% žmonių. Ir šie moksliniai tyrimai sukėlė didelį susidomėjimą ir pradėta masiškai tirti vitaminą D, tai vienas kažką atrado ir tada kitam reikia ir taip toliau. Ir šiuo laikotarpiu smarkiai išaugo papildų vartojimas. Ir čia vėlgi gaunasi grandinė reakcija, yra tyrimas, yra papildų vartojimas didesnis, dar daugiau tyrimų, dar daugiau vartojimų ir dabar, nežinau, bet ko gero, kas antras arba dar dažniau gyventojai viso pasaulio, jie masiškai vartoja vitamino D. Ir kartu su tais tyrimais atėjo rekomendacijas vartoti didesnės vitamino D dozes. Tačiau dalis mokslininkų vis tik pradėjo kelti tą problemą, ar tai tikrai žmonės turi tokį didelį deficitą ir visa žmonija įėjo į tą deficito epidemiją, ar tai yra tik matavimo problema. Nu ir čia aišku yra ir skirtingų laboratorinių metodų problemų dėl pačio matavimo, nes ilgą laiką skirtingos laboratorijos naudoja skirtingas technologijas, vienos naudoja imunologijos testus, kiti naudoja chromatografiją, dar masių spektrometriją ir rezultatai skirdavosi 10-20 iš to eilučio. Ir gaunasi, kad tas pats žmogus toj pačioj laboratorijai, vienoje laboratorijai galėjo turėti, tarkim, 30, o kitoj 20. Vienoje užtenka, kitoj trūkumas. Tai, bet iki šiol turbūt žinom, kad laboratoriniai tyrimai dėl skirtingų rezultatų jie gali skirtis. Čia ir COVID atveju buvo ir dabar, tai tikrai pasitaiko tokių vis straipsnių, kad tas pats žmogus pereina per kelias laboratorijas ir gauna skirtingus rezultatus ir ne tik vitamino D atveju. Taip. Aha, kas čia man nuskambinėjo?
Gerai, tai šiai dienai vis tik ta diskusija dar kaip ir tęsiama, kaip ir vienos tokios nuomonės vieningos nėra, tai vieni laikosi tokios pozicijos, kiti laikosi tokios pozicijos, jum yra spręsti patiems, ar vartoti vitaminų D papildus ar ne, ar keisti savo gyvenimo būdą, tačiau kiekvienas jau čia savo sprendimą priima. Gerai, tai dar einam giliau į tą šiek tiek metabolizmą vitamino D, kaip jis ten kas vyksta, kad suprasti, kaipgi mum organizmą galima palaikyti. Tai kuo svarbus yra magnis? Aš jums sakiau, kad magnis yra turbūt numeris 1, nuo ko reikia pradėti. Jis yra vienas svarbiausių vitamino D metabolizmo kofaktorių. Reiškia, kad jis dalyvauja, kad įvyktų metabolizmas, kad įvyktų pasisavinimas. Magnis reikalingas aktyvinimui kepenyse, aktyvinimui inkstuose ir VDR signalizacijai. Ir jeigu žmogus turi trūkumą, tai vitaminas D gali būti aktyvuojamas prašiau ir netgi jeigu vartoja papildus, tai papildai gali veikti irgi silpniau. Ir tai yra priežastis, kodėl vieniem žmonėm vitamino D lygis kraujuje kyla, o kitiem nėra jokio poveikio, net jeigu jie pradeda vartoti vitaminą D. Toliau, kepenys ir inkstai. Vitaminas D turi pereiti 2 aktyvinimo etapus. Pirmas etapas kepenyse, antras inkstuose jau kai patampa aktyvę formą. Ir jeigu sutrikusi viena iš šitų funkcijų, arba kepenų, arba inkstų, tai vitamino D aktyvacija gali būti silpnesnė. Ir kraujo tyrimas ne visada parodo realų biologinį aktyvumą. Tai kažkur gali būti kaip ir trūkumas, kažkur tas metabolizmas neina iki galo, bet tyrimai gali rodyti belenką. Ir toliau riebalinis audinys. Kadangi vitaminas D yra tirpus riebaluose, tai jis gali kauptis riebaliniuose audiniuose ir mažiau cirkuliuoti kraujuje. Reiškia, organizme jūs galite turėti daug vitamino D. Bet faktiškai naudos iš to nejausti, jausti nuovargį, jausti nemažai simptomų, bet jeigu jūs turit nutukimą, tai jūs ir vien dėl nutukimo jaučiate tuos simptomus. Ir vėlgi, kiek čia yra dėtas vitaminas D, tai reiškia, jeigu jūs turite nutukimą, tai dažniausiai jūs turite aukštesnį kraujospūdį, cukraus lygį aukštesnį. Ir čia gali būti aibė priežasčių jūsų tuo nuovargio ir prastos savijautos. Toliau, jeigu yra uždegimai organizme, tai jeigu yra lėtiniai uždegimai dažniausiai atsiranda dėl netinkamos mitybos pagrinde, dėl vėlgi netinkamo gyvenimo būdo. Ir lėtinis uždegimas gali pakeisti vitamino D metabolizmą, gali pakeisti jo aktyvinimą ir mažinti receptorių jautrumą. Ir vėlgi žarnyno absorbcija. Vitaminas D absorbuosi kartu su riebalais. Ir jeigu yra tulžies sutrikimai, kasos fermentų trūkumai, žarnyno uždegimai, malabsorbcija, jeigu visi šitie veiksniai, kurie turi įtakos riebalų absorbcijai, tai reiškia ir vitamino D absorbcijai, jie irgi turi įtakos. Ir jeigu tulžis veikia ne taip, kaip reikia, jau viskas, jūs kiek norite to vitamino D valgykit, gerkit nors saujomis papildus, rezultato nebus, nes bus prastas pasisavinimas. Ir gal, aš čia vėlgi bijau, aš jums kažką siūlyti, ar gerti papildus ar ne, reikia tvarkyti priežastį, nes jūs gersit, bet gersit, unitazą jūs maitinsit. Taip, toliau, dar yra tokia grupė mokslininkų, galbūt kategorija mokslininkų, kurie mano, kad svarbiausias rodiklis yra ne bendras vitaminas D, o laisvas vitaminas D. Tai yra ta dalis, kuri nėra prisijungusi prie transporto baltymų. Šita teorija dar yra tokioj analizės stadijoje, dar yra tyriama, bet ji gali paaiškinti, kodėl skirtingos populiacijos turi skirtingą vitamino D biologinį poveikį. Tai ir čia gali slypti tas atsakymas apie mano klausimą, kaip lietuviai išgyveno, kaip išgyveno šiaurės tautos. Ir praktikoje gydytojai dažnai mato tokį scenarijų, kad 2 pacientai turi vienodą vitamino D lygį, bet vienas jaučiasi gerai, o kitas nuolat turi nuovargį, imuniteto problemas. Žinoma, čia reikia sistemiškai vertinti visą organizmą, tačiau jeigu žiūrėti vien tik vitaminą D, tai gali būti priežastis ir genetinės, ir gali būti magnio trūkumas, ir gali būti transporto baltymų trūkumai, metabolizmas, inkstai, kepenys, gali būti aibė priežasčių. Tai
svarbiausia yra jūsų savijauta, o ne jūsų rodikliai, nes prie mažesnio kiekio laboratorinė gali būti geresnė savijauta. Tai va, holistiniai medicinai požiūris į vitaminą D dažniausiai siejamas su ne tik vitaminu D, bet ir su magnio statusu, su kalcio metabolizmu, su dar tokiu yra hormonas paradhormonas, yra svarbus irgi, su uždegimo rodikliais, su žarnyno sveikata ir visa tai kartu leidžia suprasti bendrą vitamino D metabolizmo kontekstą. Ne vien tik tie tyrimai, kiek yra pas mane vitamino D. Tai va, tie gali visiškai nieko ir neparodyti. Taip, toliau dar šiek tiek galbūt papasakosiu apie Saulę galbūt, kad Saulė yra svarbi mums ne tik dėl vitamino D. Ir jeigu žmogus pakeičia gyvenimo būdą, pakeičia galbūt darbą, pakeičia kažką savo gyvenime ir daugiau būna lauke, tai ne tik vitamino D lygio pakilimas lemia jo organizmo savijautą, bet Saulė yra svarbi ir dėl daugelio kitų organizmo procesų. Todėl čia vėlgi vertinti, kiek yra vienas tas vitaminas D. Tai žiūrime organizmą holistiškai. Tai vitaminas D tai yra tik viena dalis. Ultravioletiniai spinduliai aktyvuoja jo sintezę odoje, jeigu, aišku, nėra akinių, jeigu nėra apsaugos nuo saulės. Toliau yra kiti labai svarbus dalykai, tokie kaip azoto oksidas, galbūt girdėtas, mes su Artūru kažkada galbūt ar rašėm arba laidą darėm. Ultravioletiniai spinduliai gali sukelti azoto oksido išsiskyrimo iš odos. Ir tai mažina kraujospūdį, gerina mūsų kraujagyslių funkciją, kas yra labai svarbu visiems, nes kraujagyslių susirgimai turbūt pirmauja ir tik kitoj vietoj, sekančioj vietoj yra vėžys. Toliau, Saulė reguliuoja cirkadinius ritmus. Per mūsų akis Saulė reguliuoja melatonino gamybą, miego ciklą, ir tai teigiamai prisideda prie viso organizmo veiklos. Taip pat serotoninas, ryški saulės šviesa, kaip dienoj mes būnam ant saulės, didina serotonino aktyvumą smegenyse. Taip pat saulės spinduliai turi imunomoduliacinį poveikį, nepriklausomą nuo vitamino D. Reiškia, tiek kartų bonusų eina, jeigu jūs einate į saulę. Dabar, kas tas yra NO, ozono oksidas? Tai ir azoto oksidas, tai yra vėlgi labai įdomus toks dalykas, naujoviškas, bet jau dabar vis daugiau apie tai kalba, labai svarbus. Ir tyrimai rodo, kad ultravioletiniai spinduliai gali pakelti azoto oksido išsiskyrimą iš odos rezervuarų. O tai yra labai svarbi molekulė, kuri plečia kraujagyslės, gerina kraujotaką, mažina mūsų kraujospūdį ir tai paaiškina, kodėl saulėtose regionuose žmonės turi mažesnę riziką susirgti hipertenziją ir mažesnę širdies ligų riziką. Bet čia susideda viskas kartu. Galbūt ir mityba, galbūt ir gyvenimo būdas, galbūt ir judėjimo daugiau, kai yra šilta, kai norisi kažkur išeiti, pabėgioti. Cirkadiniai ritmai irgi labai svarbus, nes per tinklainę šviesa veikia mūsų hipotalamą, veikia mūsų epifizę, o tai reguliuoja ne tik melatoniną, bet ir miego ciklus ir hormonų ritmus, kas dalyvavo mūsų paskaitose, tai yra apie chronomediciną. Aš skaičiau nemažai, kas irgi yra svarbu, netgi kada tu atsikeli, kada tu ką darai, nuo to priklauso tavo organizmo veikla. Ir galima padėti savo organizmui, o galima pakenkti. Tai va, o jeigu jūsų cirkadiniai ritmai yra prasti, sutrikę, tai padidėja rizika nutukimo, diabeto, depresijų, o čia atrodytų kas? Laiku eiti miegoti ir laiku ir pakankamai laiko praleisti lauke. Taigi, iš vienos pusės matot, kad vitaminas D yra markeris, bet iš kitos pusės yra ta koreliacija su sveikata ir per ką jinai pasireiškia ta koreliacija per žmogaus buvimą lauke, per saulės šviesą, per fizinį aktyvumą ir per sveiką mitybą. Ir įprastai, jeigu žmogus daug laiko būna lauke, yra fiziškai aktyvus, nesinaudoja apsaugą nuo saulės, bet būna, aišku, ribotą laiką, vėlgi nesakom, kad reikia ten sudegti visiškai ir sulaukti, kol saulė pažeis odos sluoksnius. Ribotai, bet tiesiog gan daug laiko praleisti gamtoj. Tai tokie žmonės dažniausiai natūraliai turi aukštesnį vitamino D lygį, kaip tie Afrikos medžiotojai.
Ir vat iš čia ir yra ta mano išvada bendra, kad vitaminas D yra mūsų gyvenimo būdo indikatorius. Ir jis rodo, kad kaip žmogus gyvena. Jeigu man užtenka vitamino D, reiškia, aš gyvenu taip, kaip reikia, mano gyvenimo būdas yra daug maž tinkamas, aš pakankamai būnu lauke, neblogai maitinuosi, pakankamai judu, o ne tai, kad jeigu man neužtenka vitamino D, tai aš išgersiu papildų ir man tada viskas pagerės. Tyrimai irgi rodo, kad žmonės su daugiau saulės ekspozicijos gyvena ilgiau, tačiau vitamino D papildai tokio poveikio neduoda. Nes saulės ekspozicija, aš jums išvardinau nemažai priežasčių, nemažai faktų, kas yra be vitamino D. Tai va, dabartinis mokslinis požiūris yra toks kaip ir kombinuotas šiek tiek, labai akcentuojami papildai, bet vis tiek sako, kad reikia ir saulėje būti, bet man su ta saulės apsauga man labai daug yra klaustukų, čia aišku darysim kažkada atskirą galbūt transliaciją. Ir dar vat, svarbus momentas apie šiaurės tautas, apie čia, kur jau jūs rašėt, kad Lietuvoje, kur jūs matėt saulę, bet vat, ir čia yra tokių savo perliukų, kuriuos šiek tiek panagrinėjau, bent jau paviršutiniškai, bet pasidalinsiu. Tai pirmiausia, per daugelį evoliucijų metų šiaurės regionuose gyvenančios populiacijos, jos patyrė tokią evoliucinę adaptaciją prie mažesnio saulės kiekio. Tai reiškia, kaip ir viskas, kas yra gyva, jie adaptuojasi prie aplinkos, taip gyvūnai, visi gyvūnai, augalai, žmonės, visi adaptuojasi. Tiesiog tam reikia laiko. Ir kokie pagrindiniai pokyčiai vyko? Tai šviesesnė oda, stipriau, geriau sintetinė vitaminą D, efektyvesnis vitamino D metabolizmas ir galimai, bet čia po klaustukų, bet galimai jautresni vitamino D receptoriai. Taip pat gali būti, kad kažkokie genetiniai variantai susiję su vitamino D metabolizmu aptinkami šiaurės tautų, kur mažiau saulės genuose. Tai yra vitamino D receptorius, VDR, tai yra kepenų hidroksilazė ir inkstų aktyvinimo fermentas. Tai tiesiog genetiškai veikia šiek tiek geriau, galbūt stipriau, galbūt jautriau negu tų žmonių, kurie gyvena ten, kur saulės yra daug. Vėlgi čia galbūt turi reikšmės ir šiaurės tautų mityba, nes tradiciškai tiek šiaurės Europo, tiek visi šiaurės gyventojai, čiukčiai jie valgo vien ten tą žuvį ir netgi pašvinkusią žuvį, nes jų adaptacija organizmo nuėjo iki tol, kad jie virškina tik tą pašvinkusią žuvį, jie jau šviežios žuvies negali suvirškinti, nes tai pakito jų mikrobiomą. Tai va, o kalbant apie šiauriečius, tai tiesiog jų maiste yra daug vitamino D turinčio maisto. Ir kaip mes kalbėjom, iki 20%, tai va, gali būti, kad jie tą penktadalį ir tikrai gauna. Valgydami tą riebę tokią jūrinę žuvį, menkių kepenėlių aliejų, žuvų ikrai irgi turi daug vitamino D. Taip pat yra ir tokia kultūrinė praktika. Norvegijoje, pavyzdžiui, vaikam ilgą laiką buvo duodamos menkių kepenėlių aliejus, kaip tiesiog kasdienis toks papildas. O kas gyvena pietuose, tai ten nėra tokių dalykų, tai kaip ir kažkiek galbūt šiauriečiai tą trūkumą kompensuoja. Tai va, tai reiškia, galima daryti tokią prielaidą, kad šiaurinės šalys aktyviau maisto produktais papildo savo vitamino D poreikį. Ir tai yra tokia, galbūt vėlgi adaptacija, galbūt vėlgi tai priklauso nuo regiono, nes jeigu žmogus gyvena šiaurėje, tai jam yra duodama ta aplinka tokia, kurioje jis išgyventų ir būtų sveikas. Ir vis dėlto negali pasakyti, kad šiaurės tautos, kad jos yra daug silpnesnės sveikatos. Dabar jau nežiūrime į gyvenimo būdą, bet žiūrint į natūraliai gyvenančius, tarkim, natūralioj gamtoje, jie nėra tikrai silpnesnės sveikatos. Dažniausiai jie kaip ir vis tiek pakankamą tą turi fizinį aktyvumą, geresnę mitybą, judėjimo irgi nemažai turi, tai kaip ir jų sveikata tikrai nėra prastesnė. Kitas dalykas, saulė, sakom gerai, bet saulė yra ne vien tik nauda ir viskas yra nauda proto ribose. Ir jeigu kas yra per daug, tas nesveika. Ir didelis saulės spinduliavimas gali turėti taip pat ir neigiamų pasekmių. Tai yra odos vėžys, tai yra DNR pažeidimai, tai yra fotosenėjimas. Ir vis tik šalyse, kur yra intensyvi saulė, ten stebimas didesnės paplitimas melanomų ir įvairių odos ligų dažnių.
Tai va, kai kurioms lygoms, pavyzdžiui, išsėtiniai sklerozijai, rizika didėja nuo geografijos, tačiau bendras gyvenimo ilgis sveikata nebūtinai blogėja. Čia jeigu žiūrėt pagal regionus, pagal geografiją. Ir vis tik tyrimai rodo, kad sveikatą lemia daug skirtingų veiksnių, o ne vien tik vitaminas D. Ir kiekvieną atvejį, kiekvieną žmogų reikia žiūrėti individualiai. Tai va, tai holistiškai dar kartą pasakau, kad jūs jau įsimintumėt, kad vitaminas D, jis tik biologinis rodiklis, markeris, kuris paaiškina, kokioj būklėj yra jūsų bendra sveikata. Tai nėra trūkumas, ką jūs praradot ir kur jums reikia papildyti vieną tą tokį dalyką. Taip, tai nežinau, ką čia dar jums papasakoti apie skirtingas spalvas, galbūt nepasakosiu, mes jau žiūrėkit, jau ir valandą kalbam. Gerai. Taip, tai apie istoriją aš jums papasakojau, apie tyrimus papasakojau, dar labai svarbu, kad papildų rinka pradėjo augti būtent tuo laikotarpiu, kai tie tyrimai atsirado. Mokslinės publikacijos, dabar labai reikia žiūrėti, kas finansuoja tyrimus, kas remia tyrimus ir kokie tyrimo rezultatai. Nes papildų gamintojai ir farmacijos pramonės dažnai yra užsakovai ir rėmėjai tyrimo. Ir nepalankius tyrimo rezultatus tiesiog nuslepia, neparodo ar kažkaip tai, žinot, sureguliuoja. Tai todėl reikia labai vis tik kritiškai vertinti tuos tyrimus atliktus, nes aš radau tokių įmonių, kurios kaip ir buvo rėmėjai atitinkamų tyrimų, bet aš nenoriu galbūt per daug čia prikalbėti, ko nereikia, kad iš viso mane eilinį kartą neužblokuotų. Tik tiek, kad galiu pasakyti, kad tai buvo vieni didžiausių vitamino D gamintojų. Ir kas yra vėlgi aktualu, vėl visi galai eina į viršų į kelias korporacijas ir visi vitamino D gamintojai, iš tikrųjų jų yra tik keli, kur gamina tą, tarkim, bazę ir vėliau tų gamintojų yra, nežinau, labai daug, dabar kas gamina vien Lietuvoje, mes turim pardavėjų gamintojų labai daug, bet pačią tą bazę vitamino D iš tikrųjų eina labai taip, vėlgi kaip ir su maisto pramonė, kaip ir su farmacijos pramonė, eina aukštin ir labai nedaug korporacijų užvaldė tą rinką ir aišku, jie turi finansinių išteklių, kad optimizuoti savo reklamą, optimizuoti marketingą, optimizuoti tyrimus, remti tai, kas jiem yra naudinga, juolab, kad pelnas iš papildų, ypač iš tų, kurie rekomenduojami visiems pradedant nuo pirmos dienos, jau kūdikis gimsta, naujagimis, jau jam vitamino D papildą siūlo. Tai tikrai tas finansinis rezultatas jiems yra labai naudingas. Taip, dabar apie pačius tyrimus, aš sakyčiau, kad ko gero net neverta daryti tų tyrimų ir tikrinti, nes tai yra pieno riebumas. Kokie tyrimai dažniausiai daromi ir šiaip jeigu jūs padarot tą visumą, tai galbūt jūs ir matysite bendrą paveikslą, bet ir kas jums iš to, jeigu jūs pamatot, kad tai tik markeris, tai tik rezultatas to, kur jūs save atvedėt. Tai tie tyrimai tai yra bendrasis vitaminas D, taip pat atviroji forma vitamino D, taip pat paradhormonas, galbūt kažkam pirmą kartą girdite tą savoką, tai yra irgi toks praktiškiausias funkcinis rodiklis, jis šiaip labai daug ką gali parodyti, Lietuvoje irgi atlieka galbūt apie 16-15 eurų kainuoja tyrimas, bet mūsų temos ribose jis reguliuoja kalcio balansą ir vitamino D veikimą. Ir jeigu vitamino D trūksta, tai paradhormonas pradeda kilti. Tai jis gali parodyti irgi kaip viena iš priežasčių, kad jeigu padidėjęs tas paradhormonas, tai vitaminas D gali būti nepakankamas. Taip pat laisvas vitaminas D, laisvasis, free, tai didžioji dalis vitamino D kraujoje prisijungus prie transporto baltymų. Ir dar yra maža dalis laisva, bioaktyvi. Ir kai kurie mokslininkai siūlo matuoti būtent tą bioaktyvią formą. Šis tyrimas atspindi biologinį prieinamumą. Tyrimų vis daugėja, tačiau dar jis nėra plačiai naudojamas klinikoje. Dar taip pat galima tirti vitamin D binding protein, DBP.
vitaminas D kraujyje transportuojamas baltymu ir nuo šito baltymo lygio irgi priklauso vitamino D kiekis. Reiškia, vitamino D prieinamumas audiniams gali keistis, jeigu nėra ant ko nuvažiuoti. Tai kai kuriais tyrimais matuojamas tas DBP, taip pat matuojamas albuminas ir laisvo vitamino D frakcija. Taip pat kalcio metabolizmo rodikliai gali rodyti, nes vitamino D biologinis poveikis pasireiškia per kalcio reguliaciją. Tai galima papildomai vertinti ir kalcį kraujo, ir fosforą, ir kartais kalcio išsiskyrimą su šlapimu. Vėlgi šitie rodikliai gali parodyti, ar vitaminas D veikia fiziologiškai. Taip pat įvairūs funkciniai rodikliai, kurie netiesiogiai gali parodyti, tai kaulų mineralinis tankis, imuninės sistemos būklė, kaip dažnai sergat, uždegimo rodikliai, tas pats netgi CRB galim parodyti. Tai jeigu jūs jau labai norite tą tyrimą padaryti, tai reikėtų galbūt kompleksiškai žiūrėti bendrą paradhormoną, kalcį, galima fosforo, galima bioaktyvo ir visa tam visuma gali parodyti jūsų tą faktą. Taip pat žmonės, tie patys žmonės gali turėti vienodą bendrą vitamino D kiekį, bet gali turėti skirtingą biologinį efektą dėl to, kad jų genetiniai skirtumai yra skirtingi, dėl transporto baltymų, dėl magnio kiekio, dėl kepenų inkstų funkcijos. Taigi vien tas skaičius, koks yra lygis mano vitamino D, jis tikrai neparodys jums visos situacijos. Tai klausimas, ar tikrai verta gaišti pinigus, ar geriau pasižiūrėti, ką aš galiu padaryti dėl savo sveikatos. Gal tiesiog išeiti, pabūti lauke arba, nežinau, pabėgioti, palakstyti, gal grybą kokį surinkti ir suvalgyti. Tai šitie tyrimai, dauguma jų yra prieinami Lietuvoje. Yra tam tikri tyrimai, tarkim, laisvo vitamino D, free vitamin D. Neradau aš Lietuvoje, kad būtų priimtinas. Taip pat to baltymo tyrimas irgi nemačiau, kad būtų priimtinas. Tai reališkiausias būtų galbūt tas bendras paradhormonas, kalcis, fosforas ir bioaktyvusis. Tai jeigu jau jūs tikrai turite tokį tikslą ir norite pasižiūrėti, nors kaip ir sakau, turbūt nežinau, ar tai būtina, matysite jūs tą markerį, kad jūs turite organizme problemų. Bet kas iš to, ką jūs galėsite padaryti? Geriau spręsti tada tą dalyką buvimo lauke, magnio trūkumą, nutukimą tvarkyti, mažinti, reiškia, svorį pagal galimybės, bent jau kažkiek, spręsti žarnyno absorbcijos problemas, spręsti mikrobiotos problemas, padėti savo inkstams, kepenims, mažinti lėtinį uždegimą, keisti savo gyvenimo būdą, sutvarkyti cirkadinius ciklus, daugiau judėti ir tuomet ir jūsų vitaminas D ir bendra jūsų sveikata pagerės. Taip, dabar atsakant į tą klausimą, kurgi Lietuvoje saulė ir kaip čia dabar, kaip mes išgyvensim be papildų, yra tokia pozicija, kad vitaminas D pas šiauriečius gali kauptis, gali kaupti atsargose. Tai tame pačiame riebalinėme audinyje, tai ne veltui mes žiemą šiek tiek to riebaliuko priaugom, o vasarai šiek tiek vėlgi jis ištirpsta. Taip pat gali kaupti kepenyse ir gali raumenyse šiek tiek. Ir vasarą, kai ultravioletinių spindulių gaunam daugiau, natūraliai vitamino D lygis gali pakilti ir šiek tiek atsargos galim gauti keliam mėnesiams. Ir todėl tyrimai rodo, kad šiaurinių regionų, taip pat Lietuvos gyventojų vitamino lygis dažniausiai aukščiausias yra vasaros pabaigoje ir palaipsniui mažėja per žiemą. Tai toks sezoninis tarsi metabolizmo reguliavimas. Ir yra duomenų, kad organizmas gali keisti vitamino D aktyvinimo fermentų aktyvumą ir reguliuoti receptorių jautrumą. Reiškia, mes galvojam, kad mūsų organizmas yra toks durnas durnelis ir mes be dūrių į petį, be papildų neišgyvensime, kad Dievas mūsų kūrė, bet pamiršo į kišenę įdėti vitamino D papildus arba švirkštą, tačiau taip nėra, organizmas tikrai yra protingas ir stiprus ir turi tam tikrų įrankių, kaip išgyventi.
Tai yra mažai dar kol kas analizuota, mažai tirta, bet vis tik jau tyrimai rodo, kad tam tikri sezoniniai pokyčiai fermentuose vyksta, tai aktyvinimo fermentas ir skaidimo fermentas. Tai vat organizmas turi galimybę prisitaikyti. Taip pat, kai vitamino D lygis pradeda mažėti, tai organizmas gali kompensuoti jį per parad hormoną, kas padidino kalcio mobiliaciją iš kaulų, padidina kalcio reabsorpciją inkstuose ir skatina aktyvios vitamino D formos gamybą. O Dalia Sekmokienė, matau, kad esat prisijungus, labai malonu. Ir po šios transliacijos aš paskelbsiu, kad šiandien turėsim pokalbį su Dalia Sekmokienė, kuri pristatys savo paskaitas mūsų naujame kurse Gamtos magija 3. Tai 19 valandą vyks Dalios paskaitų pristatymas, o vėliau mes paplatinsim visur grupėse. Tai vat šiandien jūs tikrai daug informacijos gaunate. Nu ir toliau grįžtu aš prie tų adaptacijų genetinių šiaurinėse populiacijose. Taigi organizmas nėra tikrai durnas ir jeigu gyvename mes šiaurinėme regione ir, pavyzdžiui, efektyvesnė vitamino D sintezę gaunam mažesniam ultravioletinių spindulių kiekiui. Gaunam, tai vienas dalykas, mes efektyvesnę sintezę turim, kitas dalykas, turim kitokį vitamino D metabolizmą ir skirtingą receptorių jautrumą. Čia yra labai svarbus dalykai, apie tai nekalba plačiai, tai yra dar kol kas aktyviai tyrinėjama, todėl aš nedrįstu teigti, kad tai yra tiesa, bet tai yra labai iš tikrųjų įdomu. Ir vėlgi mitybos vaidmuo. Tai per šitus visus dalykus plus mityba. Tai jeigu gaunam šiaurėje gyvendami, gaunam daugiau žuvies riebios, žuvų kepenų, žuvų taukų, tai gaunam papildomą vitamino D šaltinį žiemą. Ir tokia mityba gali būti kaip svarbi evoliucinė adaptacija šiaurės tautų. Taip. Toliau apie Saulę aš jums papasakoju šiek tiek, bet vėlgi prisitaikymas organizmo nėra beribis, jis irgi turi savo ribų. Ar jeigu organizmo D atsargos mažos, yra mažai saulės, o dar prie to skurdi mityba, valgot pievagrybius vietoj baravykų, nejudat fiziškai, tai tada vis tik tas trūkumas gali atsirasti, bet mano raginimas trūkumą kompensuoti per tuos pokyčius, kuriuo organizmas iš jūsų laukia. Tai reiškia, kokybiškiau pamaitinti, pajudėti, daugiau pabūti saulėje. O ne iš karto griebtis papildų, kurių dievukas jums pamiršo įdėti į kišenę, kai per mamytę jūs čia paleido. Taip, dabar, kaip minėjau, dar vieni mano mokslai, Root Case Protocol, jie dar kitaip pristato, irgi labai įdomiai pristato vitamino D. Paskaitykite Vaivos Valienės postą apie vitaminą D ir mikrobiotą. O aš dar trumpai papasakosiu, kaip žiūri į vitamino D metabolizmą Root Case Protocol mokytojas mano. Tai vėlgi esminis dalykas Root Case Protocol yra mikroelementų disbalansas ir vitamino D trūkumas yra organizmo disbalanso pasekmė. Tai mes dabar neįsim gilin į patį tą mokslą, kaip kas, bet vėlgi esmė yra magnio trūkumas. Organizmo atstatymas pradedamas nuo mikroelementų atstatymų. Ir jeigu organizmui neužtenka magnio, tai toliau visa grandinė įsijungia ir organizmui neužtenka ir vitamino D. Tai čia kaip ir su holistinė, su gamtinė medicina irgi gerai siejasi. Dar aš, kol nepamiršau, tai būtinai pasakysiu apie tam tikrus faktus ir mitus. Tai vienas, tai nepamirškit apie stiklus, kad ultravioletiniai B spinduliai nepereina per paprastą stiklą, pereina tik A, o mums reikia B gamybai. Toliau, apsauginiai kremai nuo saulės, jau nekalbant apie saulės akinius, apsauginiai kremai nuo saulės. Apie šitą bus irgi atskira transliacija, nes negaliu žiūrėti, kaip žmonės tapasi kancerogenais ir tiki, kad daro geriau savo ir savo vaikams. O dar įdomiau, kai jie tepasi kremais, ir būna visą dieną lauke, tepasi, kepasi ant saulės ir, tiesiog, nežinau, būtinai apie šitą transliaciją padarysim. Toliau, dar toks, nežinau, aš galvoju, kad tai ar mitas, ar tiesa ir norėjau patikrinti ir pasidalinsiu savo atradimais. Yra tokia pozicija, kad
po deginimosi nereikia maudytis kažkiek laiko, nes atseit tada mes kažką nuplausim ir vitaminas D nepateks į organizmą. Man nepavyko rasti įrodymų, kad tai būtų tiesa. Vis tik, kai ultravioletiniai spinduliai patenka į odą, tai cholesterolio darinys virsta prie vitaminų D3 ir vėliau jis virsta vitaminu D3. Šis procesas vyksta pačioj odoj giliai, ne ant jos paviršiaus. Ir jeigu mes nuplausim, nueisim į jūrą pasimaudyti arba į dušą, tai mes nesunaikinsim, nesustabdysim vitamino D sintezės. Tai nebijokite išsiprausti po dušu arba įlisti į jūrą po deginimosi, tikrai nepaveiksit vitamino D sintezės. Bet kas yra svarbu, tai svarbu yra saulės kampas ir metų laikas. Jeigu saulės kampas yra mažas, tai ultravioletiniai B spinduliai saulės beveik nepasiekia, žemės beveik nepasiekia ir mes tada nepakankamai gaunam. Tai vat, tas praktinis toks testas būtų, kad jūsų šešėlis turi būti ilgesnis už jūs ir tada jūs negausit vitamino D. Jeigu jūsų šešėlis yra trumpesnis už jūs, jūs gausite. Taip pat Lietuvoje dažniausiai nuo balandžio iki rugsėjo mes gaunam pakankamai ultravioletinių B spindulių ir šį laikotarpį ypatingai svarbu būti lauke. Taip pat būti lauke ir kažkurį laiką atidengti plotą. Kuo daugiau atidengto ploto, jeigu jūsų maudymosi kostiumėlių, tai maksimaliai gaminasi vitaminas D. Jeigu tik veidas ir rankos, tai patenka dalis, jeigu rankos kojos šiek tiek daugiau ir kažkiek reikia degintis pilnai. Taip pat reikia žinoti, kad kuo tamsesnė oda, tuo mažiau lėčiau galbūt gamina vitaminą D, gali reikti jiem daugiau saulės, nes jų yra tokia prigimtis, tai yra evoliucinis mechanizmas, todėl kai šiauriečiai persikelia į pietus, tai jiem reikia laiko adaptacijai, o pietiečiai, kai atvažiuoja pas mus, tai jie irgi tokie depresuoti, tokie be jėgų vaikšto, nesupranta, kas čia vyksta, o čia irgi ir vitamino D sintezė prisideda. Taip pat svarbu amžius, su amžiumi oda gamina mažiau vitamino D ir palyginus 70 metų žmogus gali iki 4 kartų mažiau pagaminti negu jaunas, o priežastis to yra mažėja 7-dehidrocholesterolio kiekis odoje. Ir tai susijęs su cholesteroliu. Ir kai dabar tie vyresni žmonės dar statinus pradeda vartoti, tai jie dar labiau sumažina savo vitamino D gamybą ir padidina vėžio riziką ir visa kita. Taip. Tai kas dar svarbu, apie kūno riebalus pasakiau. Ir dar toks irgi perliukas, kad turi būti saulės tokia tam tikra riba, kad kas per daug irgi yra nesveika. Bet organizmas mūsų per daug vitaminų D neprigamins, jeigu mes gausim per saulę. Tai yra, iš gamtos žmogus nepaims daugiau negu reikia kūnui, bet jeigu jūs vartojat papildus, tai jūs galit perdozuoti. Su saulė perdozuoti negalit. Dėl paros laiko geriausia vitaminas D gaminasi maždaug taip apie pietus, nuo 11 iki 15 valandos, ryte vakare visada yra mažiau, tai jeigu jūs įpratę degintis anksti ryte, tai čia galbūt svarbu tik dėl gražaus įdegio, bet ne dėl vitamino D. Ir dar yra mažai žinomas faktas, didelė oro tarša gali sugerti ultravioletinius B spindulius ir sumažinti vitamino D sintezę. Todėl įprastai didmiesčiuose vis būna mažiau vitamino D žmonės turi. Taip pat vitaminas D gaminasi labai greitai. Daugeliu žmonių pakanka nuo 10 iki 30 minučių pabūti vidurdienio saulėje ir po to sintezė beveik nedidėja. O ilgesnis deginimas dažniausiai nepadidina vitamino D gamybos, o tik didina odos pažeidimo riziką. Tai reiškia, per daug saulėje nereikia būti. Na ir kas liečia mitybą, tai ką aš paminėjau, tai jūs iki 10-20%, maksimum 5% galit pagerinti, bet mums šiauriečiams tai yra labai svarbu. Taip pat vitaminas D gaminamas visame kūne, ne tik veide. Ir jeigu jūs veidą saugosit nuo saulės ir saugosit savo odą veido, bet atidengsite visą kūną, tai vis tiek vitamino D gausite. Nes visos kitos kūno dalis, jeigu su maudimuku, tikrai gaus ir tikrai pasigamins. Taigi, kas liečia saulę, tai yra pagrindiniai šitie momentai, kad vitamino D gamyba priklauso nuo saulės spindulių kiekio, nuo atidengto odos ploto, nuo odos pigmentacijos, nuo sezono, nuo paros laiko.
Jeigu jūs esat kažkur po stogu, po stiklų, naudojate storą filtrą SPF, tai jūs galit gerokai sumažinti sintezę. Bet, tarkim, išsimaudyti kaip ir galit, galbūt jums pavyks rasti kitokius šaltinius, tai pasidalinkite. Šiai dienai aš radau, kad tikrai galima maudytis. Taip, gerai, ką aš čia dar norėjau pasakyti. Apie statinus aš nepasakosiu daugiau, apie įvairius vaistus, kurie gali sumažinti vitamino D sintezę. Tai be statinų, tai yra nemaža grupė kitų vaistų, tai antiepilepsiniai vaistai, fenitoinas, fenobarbitalis, jie mažina vitamino D kiekį, kadangi jie aktyvina kepenų fermentus, greičiau skaido vitaminą D ir ilgalaikis vartojimas gali sumažinti vitamino D ir sukelti osteoporozę. Taip pat gliukokortikoidai, tai prednizolonas ir kiti vaistai, jie mažina kalcio absorbciją žarnyną ir mažina vitamino D aktyvumą, gali skatinti kaulų irimą. Tai kuo daugiau vaistų jūs pradeda vartoti, tuo daugiau jūs į aklavietę savo organizmą įveda. Toliau, orlistatas, tai vaistas, kuris naudojamas nutukimo gydymui, kažkaip labai populiarus. Aš matau, kad Egipte būnant labai merginos moteris perka tą vaistą, tai jis blokuoja riebalų absorbciją. O vitaminas D yra riebaluose tirpus. Tai šitas vaistas gali sumažinti jo pasisavinamumą. Taip pat vaistai cholesterolio mažinimui, antitrovirusiniai vaistai, vaistai vartojami živ gydymui, gali keisti vitamino D metabolizmą, skatinti skaidymą kepenyse. Metforminas irgi gali mažinti vitamino D lygį. Čia bus sąsajos mažesnės, labiau įsiejama su vitamino B12 mažėjimu, bet vėlgi yra tam tikrų rezultatų. Tai ir tų vaistų iš tikrųjų yra labai, labai daug, kas mažina. Tai jeigu jūsų vitamino D lygis yra mažas, pažiūrėkite į savo vaistinėlę, galbūt priežastis yra ir čia. Ir ne iš karto reikia galbūt pulti vartoti papildus. Gerai, tai dar pabaigai šiek tiek apie Road Case Protocol jų požiūrį. Jų požiūris į vitaminą D yra toks, kad tai yra hormonas, tai yra nepaprastas vitaminas. Ir čia, kas man patinka, kodėl čia jau studijuot, čia yra labai panašus požiūris į holistinę gamtinę mediciną ir vitaminą D jie laiko reguliacinių signalų. Tai reiškia, jis rodo kaip indikatorius, kad kažkas yra negerai. O pagrindinė problema, kaip ir visų kitų lėtinių susirgimų ir būklių, jie laiko mineralų disbalansą. Ir laiko, kad daugelio žmonių problema nėra vitamino D trūkumas, o yra magnio trūkumas, vario trūkumas ir perteklinė geležis. Ir būtent šių mineralų disbalansas gali trikdyti vitamino D metabolizmą ir jo stagnaciją. O pagrindinis kofaktorius, kaip ir minėjau, yra magnis, kurio reikia aktyvinimui vitamino D kepenyse, aktyvinimui inkstuose ir receptorių veiklai. Tai todėl Road Case Protocol sveikatos grąžinimą rekomenduoja pradėti nuo magnio deficito sprendimo. Taip pat sekantis veiksmas būtų vario ir geležies disbalanso. Perteklinė geležis gali skatinti oksidacinį stresą, o vario trūkumas gali trikdyti energijos metabolizmą. Ir tai turi įtakos mūsų mitochondrijų funkcijai ir vitamino D signalizacijai. Tai požiūris į papildus jų yra toks, kad papildai nerekomenduojami. Vėlgi mes praktinės rekomendacijos, tai yra gyvenimo būdo keitimas. Magnį mes pildom turtingų maistų, kakavą, kiekvieną dieną geriu, po kelis net puodelius, žalios lapinės daržovės, epsom druska gali būti vartojama. Toliau RCP pabrėžia vitamino A, retinolio ir D balansą. Pagrindiniai šaltiniai tai yra kepenys, sviestas, žuvų taukai, sieklos, riešutai, saulės šviesa, o kritikuoja didelės papildų dozes, geležies papildų vartojimą be poreikio ir mineralų disbalanso ignoravimo. Road Case Protocol yra tokia naujoviška sritis, kur tradicinė medicina kol kas nepalaiko, bet yra labai gilu, labai įdomu. Ir mūsų kurse Gamtos magija 3 dalyvauja Vaiva Valienė, kuri
jau labai daug metų studijuoja Roadcase Protocol mokymus ir mes turėsime 3 jos paskaitas, tai jau ten labai plačiai pristatys būtent visą grąžinimo į sveikatą sistemą. Tai šios dienos mano tikslas buvo papasakoti jums plačiai apie vitaminą D, pasidalinti tą informaciją, kurią aš sukaupiau. Ir jeigu kažkokių bus konstruktyvių klausimų, tai aš atsakysiu komentaruose, o iš informacijos būtų šiandieną tiek. Tai, ką dar noriu pasakyti, sekite transliacijas, dar tikrai pakalbėsiu apie saulės, apsaugą nuo saulės naudą ir žalą. Ir, kviečiu vakare pastebėti Dalios Sekmokienės transliaciją, kviečiu registruotis į mokymus Gamtos magija 3, tikrai gausite daug naudingos informacijos, žinių ir praktikos. Labai ačiū už jūsų komentarus, už tai, kad buvote kartu, kas neaišku, klauskite ir tęsėme mūsų bendradarbiavimą. Iki kitų kartų. Iki.